Taigi sveiki visi, čia Gudgaivis iš Patyrė ir šiandien aš toliau žaidžiu Ghost Recon online. Ir šį kartą pradėjau žaisti šiek tiek anksčiau raundo. Ir dar kaip tik matote warm up time. Raundas dar yra neprasidėjęs. Šiek tiek esu patobulėjęs, nes turiu orakulę. Ir dabar mane nužudė ką tik. Nužudė mane asaltas, man rodos. Ar ne? Ne. Taigi, raundas dar net neprasidėjęs. Taigi tikrai šios video kuriu prieš vlogą. Dar prieš vlogą. Ir vlogė turbūt mes darysim cinnamon challenge galbūt, ar kokį nors kitą challenge. Dar nesuplanavom. Bet planuojame tikrai linksmai praleisti laiką ir jums parodyti, kaip mes tai darome. Atrodo, iškirto mane. Iš tikrųjų, Ghost Reconas, dabar šiek tiek apie žaidimą papasakosiu. Ghost Reconas yra žaidimas toks, kad yra 3 žaidėjų rūšis. Yra Reconas, kuris dabar aš esu. Yra Asaltas. Ir yra Specialistas. Dabar žaidžiu su Reconu todėl, nes jis gali orakulę ir būti nematomas. Specialistai gali turėti skydą ir turėti, nepamenu dabar ką, bet irgi kažką labai gero. Tai va, tarkim, aš dabar galiu pasikeisti, tarkim, va, nematomumas. Ir aš jums parodysiu taip pat, kaip tą nematomumą reikia daryti. Jau užėmė mūsų postą. Tarkim, dabar yra paspaudus F raidę. Jis pat nematomas. Vat, esu dabar nematomas. Bet kaip mat, labai greitai senka visą tai. Geriau pataupyti prieš kovą. Prieš ateinant tenais. Kad tavęs nepamatytų. Tai yra tikrai neblogai. Ir manau, man dabar neužteks. Sakiau, kad neužteks. Nesiseka kažkaip. Vat, jis yra asaltas ir jis gali panaikinti mūsų ginklų galią. Ir gali panaikinti mūsų ginklų galę ir gali, nepamenu ką dabar, man rodos, užšaldyti mus. Ir skydas specialistams, tarkim, jis numuša žaidėją, tarkim, priešininką. Ir priešininkas, jeigu šaudys tą skydą, tiesiog į tave nepataikys. Tiek būtų apie rases. Pati žaidimo įdomybė tai, kad labai gera grafika. Sakyčiau, labai netgi gera. Ir daug įvairių ginklų, sakyčiau. Dar jums parodysiu vėliau parduotuvę. O, kaip tik Reconas prie manęs bėga. Viskas. Šiaip
Ghost Recon aš jau labai senai norėjau žaisti, šiaip anksčiau irgi žaidžiau, bet buvau primiršęs, kad aš jį dar turiu. Tai dabar taip kaip ir žaidžiu, jį labai jau dažnai sakyčiau. Oho, kaip mane ištaškė. Jie visi praktiškai po traukinį varo. Reiks pasinaudot tuo. Taigi, jau reikėtų susikaupti. Bėgam. Tarkim, galiu šiek tiek paaiškinti apie kontrolus. F raidė, key yra tavo gale. Toliau būtų E raidė, climb, tarsi užlipti. Shiftas greitai bėgti, C pritūpti, Ctrl atsigulti. Ir visus kontrolai, visi kaip ir išvardinau. Enteris, enter, arba, enter, jo, sakyčiau enter. Gali chatinti su draugais, tarkim, aš rašiau enter, sveiki visi, čia Fatira L2, čia Fatira L2 ir galima parašyti. Dabar aš esu TNE klane. Jeigu tikrai sutiksit mane per žaidimą, parašykit į chatą ką nors. Aš tikrai atrašysiu. Ir galėsim sužaisti vieną partiją gerą. Šimtas metų. Jo, tikrai parašykit, aš atrašysiu. Ir sužaisim po kiekvieną partiją. Nebent, aišku, būsim vienam klane, tada jau šaudytis negalėsim. Vat kaip tik klano nariai. Vat, galiu paaiškinti, kad, tarkim, jeigu yra raudonas, tai yra jis tavo priešininkas. Tarkim, jeigu yra toksai žalias ir susijungęs, tai yra tavo klano nariai. Tarkim, jeigu būtų toksai pat ir būtų tik tais mėlynas, tai reiškia, yra tavo komandos nariai. Miriau. Taigi, Rekono aš jau esu 6 levelio. Taip, jau 6. O šiek tiek sulagino žaidimą. Bet su jais. Dabar aš turiu šitokį kaip pereinamąjį ginklą. Turiu tokį kaip pereinamąjį ginklą ir taupausi ant kito. Taigi nužudžiau. Kaupiamės. Viskas atrodo. Valia kur tu? Kiek jų sudrožiau vienam kulku? Nedaug jam kulkų beliko. Praktiškai šaudė į galvą.
Jo. Jeigu tikrai norėtumėt grinai su mumis pažaisti, tai rašykite komentarus. Stengsime sueiti vieną žaidimą. O, baigėsi pirmas raundas. Mes pralaimėjom. Negerai. Tai dabar laukiam kitą raundą. Ir tiesiog pažaisim. Šiaip, bent jau man, tai klasė geriausiai yra rekonas. Po to būtų specialistas arba asaltas. Šiaip, galvoju, gal geriau specialistas būtų. Nes jis su to skydu labai gerai bėgioja. Ir labai greitai, svarbiausia, bėgioja. Būtų labai įdomu žaisti. Bet dabar kol kas rekonas yra mano mėgstamiausia mano klasė. Opa. Šimtas metų. Vat kodėl man patinka dar. Jis numuša žaidėją ir sudaužo tiesiog. Blemba, čia jie užiminėja, mums reikia nepasiduot žmonės. O, kiek jų daug prisirinko jau. 100. Šiaip visi labai gerus gunus turi. Draskosi labai galingai. Aš tokį perinamąjį turiu. Tokį, vat, minimuką. Ir tasai nematomumas, tiesiog žmonės priešininkai tavęs nemato. Orakulė būtų kaip valhakas. Ir that's all, kaip ir viskas. Iš rekono. Asalto vėliau pasižiūrėsiu. Turbūt ant kito video jau žaisiu su kita klase. Tikrai turėčiau žaisti su kita klase, paįvairinti. Šiek tiek. Aba. Nereik taip pat šį vietą vis laik būti. O blemba. Turėkis. Nugara. Taip, manau, kad aš nugaras bėgau. Jo, dabar esu pirmas. Geras, esu pats pirmas. 350 skoro. Bet kiti po 1375 kitoj grupiai. O ne, jie užėmė mūsų postą. What's that? Blemba, vėl net tą neinu. Atlaikyti kitais. Oho. Ot kaip tik rekonas čia yra. Čia yra, nežinau. Turbūt asaltas. Čia specialistas. Taip. Bėgam greičiau. O, mane aplenkia kažkas. Ne, dabar geriau orakulės nenaudot geriau, nes mano dabar yra dar 1 levelio. Tai geriau, o, bet vis tiek pamatė. Pamatė vieną čiuvaką. Wow, su ko jis, su puška. Pat, ko aš nemėgstu, puškų nemėgstu.
Vien dalyko, ko aš labai nemėgstu, yra puškos. Jos iš vieno hito kartais iškerta žmogų, tarkim, jeigu žmogus yra be gerų šarvų, tai iš vieno hito. No way, right? What it hit? Reikia nepasiduoti, nes gali mirt. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne. Oho, bliama, čikida. Viskas nebeturi. Nu ir... Kodėl jis tų sekundžių nepalaukia? Bet va, jis dar turi skydą. Specialistas ar ne? Asaltas. Jo, asaltas. Turi skydą. That's good. Bėgam, 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 bėgam. Jie buvo užima. Atsimkit B. Ir negalėtų jo pamatyti. Šaunuoliai. Bėgam. Op, jau užiminėjau. Run. Vėl puška. Ai, ne puška. Šitas geras gūnas. Jo, čia vėl pasdraskiau biškį. O. Mano tavo orakulio labai figinas dalykas. Ilgai gyvent. Aba, turėkis. Bliam, pačkiriau, orakulė pasibaigė. Varom. Puolam. Zoomas jo geras, labai geras, sakyčiau. Labai geras zoomas. Dabar jis išlaiškys kažką. O, bus, man rodos, lygiosios, nebent jie užims C. Arba mes užimsim D, tada bus, mes laimėsim. Visą raundą. Abudu raundus laimėsim. Pala, tikrinamės. Visą raundą. Ok, matau jau kažką. Kažkon tai. Šaudyk! Ko čia nešaudo? What the fuck? Kas čia buvo? Būčiau iškirtas.
Abudu ten supint dabar ant miras. Mano bendražygis miras. Ai. Matau žmogų, kurį labai norėčiau nužudyti. Jis tą sušildo. Oh shit. Pataikiau. Šaunuolis. Oho, kiek paplenkė mane. Nu čia jo, čia afigienai varo, karoči. Nu, pabaigsim raundą. Jie atsiminėjo. Ai ne, mes užiminėjom. Fuck yeah. Kodėl čia nėra? Tai tepam dabar. Tepam. Ir nužudžiau ir miriau, fuck. Ir va čia, kur čia. Bet vienas rekons buvo, va čia vat. Oho, mes jau daug užėmėm, dabar reikia užimti. Einam greičiau tenais. Oi, tu sam, iš puškos, kad kibo į galvą. Nusipirksiu aš granatų dar. Bėgam, mes bėgam. Šiandien mokam bėgti. Rytoj mokėsim žaisti. Kur aš čia bėgioju? Čia nėra, nebėgokit kol kas. Ai, va vienas. Nepastebėjau. Bet nusinusiu tokių gerų ilgų gūnų. Draskosi. 4 minutės dar. Bet lyg buvo 3, lyg mačiau. Vėl tas pats. Ui. Kai pamačiau, kažkas panaudojo orakulę ir man padėjo pamatyti žmogų. Taigi, jeigu tu naudoji orakulę, tavo komandos nariai mato tą patį, ką matai tu. Tarkim, mato, kur yra priešai.
Dabar jie pamatė, kad priešas yra... Šitą granatą. Kodėl? Kodėl? Jo, taigi... Jeigu jums patiko, kaip aš žaidžiu, spauskite like ant šito video. Jeigu gerai žaidžiu, sakykit, spauskit like, jeigu blogai žaidžiu, nespauskit dislike'o. Rašykit į komentarus, kokią taktiką man reikėtų naudoti tada. Sugalvokit porą taktikų, panaudosiu vieną geriausią iš jų. Ir galėsim pabandyti, gal man visai pavyks ir gal gerai. Ir tada, jeigu bus gerai, žaidėjas, kuris man buvo pasiūlęs man tą strategiją, tikrai pažaisim su juo kelis gerus raundus. Kelis ilgus ir gerus raundus. Jo. Fuck no. Beveik buvo užkepčiurinęs. Ir jis sutrukdė. O, kepčiurina. Davai, kepčiurinkit. Ir laimėsim raundą. Davai. Varom. Fuck no. Varom. Ne. Bėgam. Greičiau bėgam. Greičiau. Bėgam. And I don't care. Turėti capturinimo vietą. Aba. Turėkis. Aba. Fuck yeah. Victory ir praeitą raundą išlaikėm 2, man rods, bus 5-3. Ne, 5-4. Ne, 6-4. Oh yeah, aš buvau pats geriausias rekonas šį raundą. Tai gerai, baigėsi raundas ir baigėsi video. Laikinkit, komentuokit, prenumeruokit ir iki kito pasimatymo. Viso gero.